ir su Radio Centru. Alanai, pažiūrėk, kas čia. O, God. Čia tavo kepurės. Čia ne God, čia God beer. Va, aš sakiau, neužsidėsiu niekada, bet dar paskutinį sykį. Šitą kepurę... Taip, šitą kepurę aš gavau po išpardavimo dovanų va iš šito žmogaus, kuris mus filmuoja, va iš šito, va iš Ernesto. Va, ir aš iš pradžių apsidžiaugiau, bet paskui jisai sako, žodžiu, lažybos, ten įvyko lažybos ir sako, jeigu prakiši... Turėjai nešioti. Aš turėjau nešioti visą mėnesį laiko. Tikiu, kad tu nešioji. Ne, aš turėjau būti foto nuotraukose su ją. Realiai aš visą laiką nenešiojau, bet visada turėjau, kai tik fotkinaus ar CLT ir Facebook'e nuotraukom, visada turėjau būti su šita kepurė. Jis man taip atsibodo! Kad aš nekelsiu ir mes turim, to neužteks, mes turim atlikti tai, dėl ko buvo reikalinga šitai, tai yra degusis skystis. Degusis skystis, kurį man Vytenis siūlė visą laidą išgerti su... Aš nesiūliau, kaip jau tamsta interpretavo, taip ir buvo. Vytenis, aš nesitikėjau, kad tu perėjai tokių stiprių gėrimų. Aš nesiūliau, aš siūliau išbandyti ir mes to išbandysim šitą reikalą paprastuoju būdu. Taip, mes laikome saugumo. Taip, čia yra gaisrinė beje dar stoja, kaip matai pagal užsakymą, o čia yra iš gaisrinės rekvizitas, gesintuvas. Tu atsuk ir užpilk dabar šitą reikalą. Gerai, taip, suvilk, paspaus, negailėk. Čia reikia spaus šitą reikalą. Tik man ant kojų, prašau, nepilt, aš dar noriu gyventi. Va, ir aš nematau reikalo susideginti, nes dar norėčiau padirbti laidoje, atsibūsiu įstiniu. Nu, kad nieko visau. Juokeliai čia, taip tokia? Aš tau šiandien gerai nusiteikęs, iš tau reikia anksčiau reikdavo taip keltis anksti. Va, tai čia su šito daiktu dabar bandyti išdegti. Nu, žiūrim, kas čia bus. O, eina, kad ją kur. Va, bjaurybė, fui, kaip smirdė, kaip ir turi smirdėti šitą kepurę. Nieko ne... Jas, vyksta! Tai vyksta, Alnas juokiasi. Ir šita kepurė amžiams liks atsibus su Vyteniu parke kaip traša naujai žoliai, kuri turėtų čia dygti 2011 pavasarį. Ne tokia šalta diena kaip šiandien. Šilta, žiūrėk, galima vienas bulvių nepaimti. Gaila. Visai reikia paimti kokią bulvę vieną kitą, žinai, visai. Morkų? Tu kepi morkas laužė? Alnas kepa morkas laužė, jeigu ką. Nu, bet nei morkų, žiūrėk, žolytė matosi, nu, va, kaip gražu. Va, žalias krustelės vis tiek miega, mes gamtai didelės žalos nepadarysim, žodžiu, va, tai šitas reikalas įvyko. Kepurė sudeginta amžiams, Ernestai. Atsikratė pagaliau. Viskas, šitos kepurės nebus ant mano galvos niekada, nes iš kepurės jau nieko ir nebeliko. Taigi, čia buvo Alnas Koštaupas, jog. O čia buvo Labo ryto laida su Vyteniu. Labo ryto. Na, einam pasikalbėsim dar. Grįžtam į studiją. Kokia laida?